Didelė laimė, kad esame laisvi švęsti savo valstybės atkūrimo dieną. Tegul vasario 16-ąją kiekvienuose namuose bus juntama laisvės dvasia, o kiekvienoje širdyje meilė tėvynei ir savo artimui. Didžiuokimės savo šalimi. Prisiminkime vasario 16-osios akto signatarų puoselėtas vertybės. Galvokime apie tai, kas mus vienija ir stiprina. Sveikiname Jūs su vasario 16-ąja. Tegul ji būna mūsų vienybės ir tautos iškilmių diena. Tai diena, kuri atneša džiaugsmą ir pasididžiavimą Lietuvai atkūrus savo valstybę. Labadiena, mėly raseiniškiai ir miesto svečiai. Vasario 16-oji ypatinga diena Lietuvos istorijoje. 1918 metais pasirašytas aktas paskelbė, kad Lietuva pakilo ir susitelkė prasmingam bei šventam tikslui – kurti nepriklausomą savarankišką valstybę. Vasario 16-osios dienos proga sveikinimo žodį tarti kviečiu Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ačą. Mėly raseiniškiai, gerbiami svečiai, nuoširdžiai sveikinu Jūs ypatingos mūsų tautai dienos, vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Lietuva nuėjo ilgą istorinį kelią, kuriame mūsų valstybei nekartą buvo kilusi mirtina grėsmė, o tauta pasmerkta išnykti, išsižadėti tėvų ir protėvių vertybių, gimtosios kalbos, savo kultūros, savo tikėjimo. Tačiau visais laikais žmonės savyje atrasdavo dvasinių jėgų atskiesti. Atsirasdavo viltis, neleidžianti palūžti dvasiai, ir atsirasdavo dvasinio bei fizinio tautos bendrumo jausmas, paverčiantis tą viltį tikrovę. Todėl į Lietuvos istoriją šiandien įrašyti ne tik skaudus ir tragiški puslapiai, bet ir atgimimai po juodžiausių istorinių katastrofų, garbingiausi bei drąsiausi įvykiai, iškiliausios datos, garbingiausi vardai, liūdintis gyvą Lietuvą. Vasario 16-oji buvo ir visada bus aktuali mums, tėvynėje ir visose pasaulio kampeliuose gyvenantys
gyvenantiems Lietuvos žmonėms. Ši data jau beveik 100 metų yra tautą telkinanti ir drąsinanti jėga. Tegu išlieka tokia ir ateityje, padedanti įveikti rūpesčius, stiprinanti kiekvieną iš mūsų, kurianti mus kaip žmonės ir kaip tautą. Prieš daugiau kaip 2 dešimtmečius pakilome naujiems siekiams. Pasiryžome kurti kitokią Lietuvą, atvirą pasauliui ir naujovėms, tolerantišką, pilietišką, kartu ir savikritišką. Ar daugelis šią dieną prisimename neįkainuojamą privilegiją kalbėti lietuviškai ir gyventi Lietuvos valstybėje? Kiek mūsų labiau džiaugiamės šalies ir savo laisvę, o ne dar vienu laisvadieniu? Iš šios klausimus kiekvienas atsakykime savo. Tai šypsodamiesi pasveikinkime vieni kitus vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Valstybę kaip ąžuolą auginame patys. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kokią išauginsime. Todėl šiandien kiekvienas nuoširdžiai paklauskime savęs, koks esu Lietuvos pilietis, kaip prisidedu prie savo tėvynės nepriklausomybės kūrimo ir stiprinimo. Laisvė gimsta žmogaus mintyse ir visi mes jau šiandien ir dabar kuriame savo tautos istoriją. O vasario 16-oji suteikia progą pasverti ir savo indėlį, kuriant dorę, teisingą ir turtingą Lietuvą. Auginkime ją savo talentais, žiniomis ir darbais. Ypatingos mūsų tautai dienos vasario 16-osios proga visiems linkiu laimės, sveikatos, stiprybės, kuriant, dirbant dėl savo ir vaikų ateities, dėl Raseinių krašto bei visos šalies klestėjimo. Geros nuotaikos ir smagios šventės jums. Nuoširdžiai sveikiname Jūs iškilios ir reikšmingos šventės vasario 16-osios proga. Tegul mūsų valstybės atkūrimo diena, kaip ir 1918 metais, pažadina kiekvieno žmogaus širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, neskambiais žodžiais, o gerais ir naudingais darbais. Visus susirinkusius sveikina Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos dainavimo katedros studentė Karolina Juškaitė. Pasitikime.
Na, dabar leiskite perskaityti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo. 2012 metais sausio 30 dieną numeris 1.1 TS 34 Raseiniai, vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo numeris 55 1049, numeris 1134290, 4 straipsnių, 18 straipsnių 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga nuostatus. Skirti atsakingų už sprendimų vykdymą Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ačą. Kaip ir minėjau, sausio mėnesį vykusio posėdžio metu Raseinių rajono taryba patvirtino savivaldybės teikiamų apdovanojimų Auksinė rūšis ir Žemaitis nuostatus. Vienas jų simbolizuoja Raseinių miesto herbą, o kitas yra mūsų miesto simbolis. Šiomis statulėlėmis bus apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo už ypatingus praėjusių metų pasiekimus. Plačiau apie tai pakalbėti dar kartą kviečiu Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ačą. Gerbėmieji, šiandien į šitą salę gavo kvietimus ir yra pakviesti patys geriausi mūsų rajono žmonės ir aš tikiuosi, kad jie atvyko, nes jie surenka mums į biudžetą pinigus, nes dėka jų galime mokyti savo vaikus, atlikti kitus būtiniausius darbus. Ir nuo šiol tikiuosi, kad vasario 16 galbūt bus ta data, kad mes turėsime gražią galimybę rinkę apibendrinti praeitų metų rezultatus, pasidžiaugti, kas gero yra nuveikta, pagirti tuos ir pasidžiaugti tais žmonėmis, kurie didžiausią indėlį skyrė mūsų rajonui. Daugumas esu įsitikinęs, kad dauguma žmonių dirba be galo sąžiningai, kruopščiai, negalėdami laiko, negalėdami jėgų. Todėl, naudodamasis progą, norėčiau padėkoti visiems. Padėkoti verslui, padėkoti švietimui, kultūros darbuotojams, padėkoti žemdirbiams, padėkoti tarybai, tarybos nariams, opozicijai. Pasidžiaugti tais mažais stebuklais, kuriuos mes kiekvieną dieną darome. Suskaičiuoti, kas buvo gražu. Nes gyvenimas yra įdomus. Gyvenimas tai netektis ir atradimai. Gyvenimas tai pergalės ir pralaimėjimai. Gyvenimas tai džiaugsmai ir nusivylimai. Ir viso to turbūt yra varomoji jėga. Tai, ką mes darome kiekvieną dieną. Vieniems yra lemta kurti produktą, kurti darbo vietas, rinkti į rajono biudžetą, į valstybės biudžetą pinigus. Kiti dirba ne ką mažiau atsakingą darbą, tos pinigus naudoja. Pradedant mūsų darželinukais, teikdami jiems paslaugas, mokydami mūsų vaikus ir tai gaunasi tarsi užburtas ratas. Vieni tuos žmonės leidžia į gyvenimą, kokį tą produktą padaro, pagamina, tai per verslą vėl tas pats sugrįžta, tarsi užburtas ratas. Todėl šiandieną, apibendrinant praeitus metus, mums ir norėjosi paliesti visas šakas. Buvo be galo daug gauta pasiūlymų, ką reikėtų apdovanoti. Žinoma, tie nuostatai, kurie buvo priimti taryboje, galbūt ir išryškina tam tikrus trūkumus, mes artimiausios tarybos posėdėje juos taisysime. Nes be galo gal mes neižvelgiam tos nuostatus sudarydami, neižvelgiam tam tikrų žmonių arba kategorijų. Ir kada buvo pateikti apdovanojimams pasiūlymai, žiūrime, kad pagal mūsų kriterijus kai kurie neatitinka. O pagrindiniai kriterijai tai buvo verslo srityje, kiek kaip ir sakiau,
kiek mūsų biudžetą papildo viena ar kita įmonė, kiek įsteigia darbo vietų, kokias investicijas atneša į rajoną, nes tos investicijos ateityje sugrįžtų turbūt be galo kitais gerais dalykais. Neužmiršome žemdirbių, ūkininkų, kaimo, taipogi be galo didelį dėmesį skiriame kultūrai, švietimui, lietuvybės puoselėjimui. Neužmiršome sporto, neužmiršome medicinos medikų. Ir tai viską nusako. Vieni gaus apdovanojimus Auksinė lūšis, kiti gaus Žemaičio apdovanojimus. Ir jeigu jūs iš po šito renginio išeisite su šypsena ir parsinešite nors kruopelį gėrio į namus, mes būsime laimingi. Mes tikėsime ir džiaugsimės, kad šita šventė pavyko. Ir tikėsime, kad gal tai taps tradicija. Dėkoju. Nu dabar leiskite supažindinti su Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų Auksinė lūšis ir Žemaitis ceremonijos eiga. Pirmiausia bus pristatyti pretendentai į nominaciją, o po to kviesime į sceną nominantus ir poną merą Remigijų Ašą. Pretendentus į nominaciją prašysime sustoti kairėje scenos pusėje, o merą dešinėje. Paskelbti nominacijų nugalėtojus į sceną kviesime garbingus ir žinomus mūsų krašto žmonės. Paskelbus nugalėtoją, renginio vedantysis perskaitys Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkį ir bus įteiktas apdovanojimas. Po nugalėtojo kalbos prašau nė vieno nepabėgti iš scenos, nes bus bendra nuotrauka. O visi, kurie norės pasveikinti nominantus, tai galėsite padaryti priešais sceną. Taigi, iškilminga Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų Auksinė lūšis ir Žemaitis ceremoniją pradedame. Apdovanojimas Auksinė lūšis. Nominacija už didžiausią indėlį pildant rajono biudžetą ir kuriant naujas darbo vietas. Į šią nominaciją pretenduoja dėmesio į ekraną. Uždaroji akcinė bendrovė Norvelita. Įmonė, kuri skaičiuoja jau 16 veiklos metus ir Raseinių vardą garsina visame pasaulyje. Šiandien Norvelitos produkcija mėgaujasi daugelis europiečių. 1995 metais, sujungus Lietuvos ir Norvegijos privatų kapitalą, restauravus senus pastatus, įrengus šaldytos žuvies sandėliavimo šaldytuvus, buvo įdarbinti pirmieji 17 darbuotojų, kurie perdirbo 10 tonų žaliavos. Šiandien čia dirba beveik 600 darbuotojų. Veikia net 3 gamybos padaliniai, kuriuose perdirbama iki 1500 tonų žaliavos per mėnesį. Uždaroji akcinė bendrovė Norvelita, sėkmingai praėjusi tarptautinius auditus, turi leidimus eksportuoti gaminamą produkciją į ES šalis ir Rusiją. Uždaroji akcinė bendrovė Camira Fabrics. Anglų kapitalo tekstilės įmonė įsikūrusi 2006 m. spalio mėnesį Ariogaloje. Sėkmingai dirba audimo, sukirpimo ir siuvimo bei verpalų gamybos srityse. Įmonei vadovauja administracijos ir finansų direktorė Marina Sarksian, gamybos ir kokybės vadovė Ingrida Bacevičienė, generalinis direktorius Nicholas Andrew Brown. Lietuvoje uždaroji akcinė bendrovė Camira Fabrics be anksčiau minėtų veiklų teikia siuvimo, sukirpimo paslaugas, gamina audinių pavyzdėlius. Nuo 2010 metų įkūrė naują baldų apmušimo padalinį su 5 naujomis darbo vietomis. Įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius per 2011 metus pasiekė 200, o nuo 2010 metų darbuotojų skaičius išaugo 40%.
Per 2011 metus į įmonę priimti 25 nauji darbuotojai. Yra vienas aktyviausių darbdavių Raseinių rajone. Įvertinus tai, kad Raseinių rajonas daugiau žemdirbių kraštas, uždaroji akcinė bendrovė Kamera Fabriks nebijo čia kurti naujų darbo vietų bei savo lėšomis paruošti tekstilės srities specialistus. Įmonės perdavimų apyvarta per 2011 metus išaugo beveik 12%. Gamybos apimtys kai kuriuose padaliniuose per praėjusius metus išaugo dvigubai. Siekiant įvykdyti aplinkosaugos užduotis ir saugoti aplinką, įmonė glaudžiai bendradarbiauja su tekstilės atliekų perdirbėjais. Uždaroji akcinė bendrovė Skorgenes. Įmonė įsteigta 1914 metais Jans Kristian Skorgenes, kuris suteikė savo pavardę įmonės pavadinimui. Pagrindinė veikla buvo medinių žvejybos valčių gamyba, tačiau laikui bėgant persikvalifikavo į prabangių pramoginių katerų gamybą. Gamyba Lietuvoje pradėta 2001 metais Ariogaloje, užimanti 7000 kvadratinių metrų plotą. Gamykla perkelta iš Norvegijos, tačiau išlieka Norvegijos kapitalo. Ir toliau tobulina, stato vis didesnius katerius nuo dizaino sukūrimo iki raktelių įteikimo. Nuo 2012 metų bando įsitvirtinti plastikinių žvejybinių laivų rinkoje su 13 metrų ilgio motoriniu kateriu. Kaip taisyklė, kiekvienais metais pateikia vis naują laivo modelį į rinką, tam, kad patenkintų vis įnoringesnį klientą. Šiuo metu įmonėje dirba 78 darbuotojai. Į sceną kviečiame pretendentus į šią nominaciją. Uždarosios akcinės bendrovės Norvilita direktorė Viktorija Kenstavičienė. Uždarosios akcinės bendrovės Kamera Fabriks administracijos ir finansų direktorė Marina Sarksian. Ir uždarosios akcinės bendrovės Skorgenes atstovą. Ir žinoma, Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ašą. Mielosios damos, jums Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. Laivai. Na, dabar atėjo laikas sužinoti, kas tapo šios nominacijos nugalėtojų. Atplėšti voką ir paskelbti nugalėtoją kviečiu į sceną Raseinių rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir ūkio departamento direktorę Indrę Antanaitienę. Prašome įnešti voką. Ir paskelbti nugalėtoją. Apdovanojimas Auksinė lūšis už didžiausią indėlį pildant rajono biudžetą ir kuriant naujas darbo vietas atitenka UAB Norvilita. Na, prieš teikiant statulėlę apdovanojimą, leiskite perskaityti mero potvarkį. Raseinių rajono savivaldybės meras potvarkis dėl apdovanojimo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 1994 metai numeris 55149 2008
numeris 113490, 20 straipsnio 5 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 dienos sprendimu numeris 1.1 TS 34 dėl Raseinių rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo patvirtintų nuostatų 10 punktų ir 2012 m. vasario 8 dienos mero potvarkių numeris 2.6 M24 sudarytos komisijos sprendimu 2012 m. vasario 14 diena posėdžio protokolo numeris 1 apdovanoju auksinę lūšimi uždarąją akcinę bendrovę Norvelita už didžiausią indėlį pildant rajono biudžetą ir kuriant naujas darbo vietas. Savivaldybės meras Remigijus Ačas. Apdovanojimai. Žodį tarti kviečiu nugalėtoją. Pirmiausia, žodis. Jaudinuosi, laba diena. Ši diena ir šis apdovanojimas tikrai pareigoja. Pirmiausia, tai ne vien mūsų pasiekimas, pirmiausia, tai viso mūsų kolektyvo ir mūsų darbuotojų pasiekimas. Už tai didelis ačiū jiems. Jums visiems čia pirmiausia, jūs noriu pasveikinti su šia nuostabia švente. Noriu palinkėti, didžiuokimės, kad esame raseiniškiai, didžiuokimės, kad esame lietuviai. O mes savo ruoštų stengsimės. Sveikiname ir dėkojame nominantams ir nugalėtojai. Linkime viltingai žengti savo svajonių link ir nerti į tokį gyvenimą, kokį visuomet įsivaizdavote. Pasiekti dalykus, kurie šiomis valandomis būtų neįsivaizduojami. Taigi dar kartą sveikiname ir palydėkime plojimais. Na, o jums dainuoja Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos specialybės studentas, solistas Karolis Akulavičius, dėstytojas Juozas Lygutas. Pasitikime plojimais. Legendomis apipinta Paryžiaus katedra šventa, puikioji nuotaikos liepsna, tai meilė, kryžius ir aistra. Vardai iš amžių glaudumos prikelti kažkada augo, jau kyla bokštai nuo kada į žvaigždes vilties vardą. O varpas meilės vardą kels į dangų, svajonė šventa, amžių amžiams atverta, savo vardą brangų, sudėta kančion ir palaimos valanda. Ateina ir laikai nauji, žmogaus širdis vis ta pati, vienmelį rodos neskirta, deja kur meilė ten klasta. Istoriją pakeis gali, rašint stikle ar akmenį, jau kyla bokštai nuo grada į žvaigždes vilties vardą. O varpas meilės vardą kels į dangų, svajonė šventa, amžių amžiams atverta, saugo vardą brangų, sudėta kančioj ir palaimos valanda. Varpas meilės vardą kels į dangų,
meilės vardą kels į dangų, svajonė šventa. Ačiū amžiams atverta, saugok katedrą dabar brangų, sudėta kančioj ir palaimos valandoj. Ir palaimos Vitalijui Jakunavičiui. Na, o mes kartu su jumis tęsėme iškilmingą apdovanojimų ceremoniją. Apdovanojimas auksinė lūšis. Nominacija už įmonės investicijas per praėjusius metus. Į šią nominaciją pretenduoja Dėmesio į ekraną. Uždaroji akcinė bendrovė Rivaka. Įsteigta 1992 metais Katauskių kaime Raseinių rajone. Įmonė gamina stilingus aukštos kokybės vonios kambario baldus. Nuo 2010 metų pirmieji Baltijos šalyse pradėjo gaminti keraminius praustuvus. Šiuo metu įmonės gamybinėse patalpose Katauskių kaime ir Jurbarke dirba apie 90 kvalifikuotų darbuotojų. Gamyboje naudojama tik aukščiausius kokybės standartus atitinkančius įrengimus bei medžiagas. Kiekvienais metais įmonė vis daugiau investuoja į technologijų atnaujinimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, produkcijos kokybės gerinimą, asortimento plėtrą ir siekia klientams pateikti geriausią gaminių kokybės ir kainos santykį. Produkcija puikiai įvertinta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse bei Rusijoje. Uždaroji akcinė bendrovė Danspin. Įmonė įkurta planuojant ją paversti viena moderniausių kiliminių siūlų gamybos įmonių Lietuvoje ir Europoje. 2002 metais įregistravus įmonę, iš uždarosios akcinės bendrovės Litspin buvo nupirkti nebaigti statyti gamybiniai pastatai, kurie buvo toliau statomi prijungiant naujus cechus. Lygiagrečiai su statybomis buvo montuojami įrengimai. Prieš 9 metus baigta montuoti pirmoji karšimo ir verpimo technologinė linija bei pradėta gamyba. Montuojant įrengimus, jie buvo modernizuojami, įdiegiamos naujos pažangesnės technologijos. Šiuos darbus padėjo atlikti bei jų darbuotojus konsultavo specialistai iš Danijos. Jau 10 metį šiai įmonei vadovauja Rosvaldas Kunickas. Jo dėka užsienio kapitalo įmonė nemažai prisideda prie mūsų rajono visuomeninio, kultūrinio ir sportinio gyvenimo. 2011 metais uždaroji akcinė bendrovė Danspin pradėjo vykdyti europinį projektą, kurio bendra vertė beveik 37 milijonai litų. Pagrindinis šio projekto tikslas – gamyklos plėtra ir papildoma gamyba. Bendrovė įsipareigojo iki 2014 metų sukurti 101 darbo vietą. Uždaroji akcinė bendrovė Builderis. Statybos organizacija, kuri įkurta 2005 metais ir jau įsitvirtinusi rinkoje. Bendrovei nuo įkūrimo vadovauja Saulius Matelis, kuris sugebėjo naują įmonę įvesti į statybos rinką, surasti nišą tarp stambesnių įmonių, įgyti partnerių ir užsakovų pasitikėjimą. Šiandien uždarojoje akcinėje bendrovėje Builderis dirba daugiau kaip 100 rajono gyventojų. Statybos objektuose naudojamos vakarų šalyse ir Lietuvoje sukurtos naujausios ir
pažangiausios technologijos, medžiagos atitinkančios pasaulinius standartus. Pasak bendrovės direktoriaus, gerai organizuojama darbų eiga jiems leidžia laiku ir kokybiškai atlikti užsakymus, pasiūlyti mažiausias kainas ir trumpiausius darbų atlikimo terminus. Kviečiame šios nominacijos pretendentus. Taigi, uždarosios akcinės bendrovės Rivaka direktorių Vidmantą Vasiliauską. Uždarosios akcinės bendrovės Danspil direktorių Rosvaldą Kunicką. Uždarosios akcinės bendrovės Pilderis direktorių Saulių Matelį. Mes plojame. Mūsų nominantams. Jums, mieli pretendentai, Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. O dabar atėjo laikas sužinoti, kas tapo šios nominacijos nugalėtojų. Vok atplėšti ir paskelbti nugalėtoją kviečiu Raseinių rajono garbės pilietį, tarybos narį, konkurso Lietuvos kaimo spindulys nugalėtoją Česlovą Kenstavičių. Kviečiu įnešti voką. Ir paskelbti šios nominacijos nugalėtoją. Labas vakaras visiems. Pažiūrėsim, ar iš jo gėdė. Uždaroji akcinė bendrovė Danspil. Aplodismentai. Prieš įteikiant statulėlę, leiskite perskaityti Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkis dėl apdovanojimų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. 2012 metų vasario 8 dienos mero potvarkių numeris 2.6 M24 sudarytos komisijos sprendimu 2012 metų vasario 14 dienos posėdžio protokolo numeris 1 apdovanoju auksinę lūšimi uždarąją akcinę bendrovę Danspin už įmonės investicijas per praėjusius metus. Apdovanojimai. Nugalėtojo žodis. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu iš Raseinių. Gražios šventės visiems. Nominantus su nugalėtą kviečiame bendrai nuotraukai kartu su Česlovu Kenstavičiumi ir rajono meru. Sveikiname ir dėkojame nominantams, jums žiūrovų plojimai. Sakoma, kad darbui reikia ne tik gebėjimo ir žinojimo, dar ir kantrybės, nes kas neturi kantrybės mažmožiams, sužlugdo ir didelius užmojus. Bet kuriai kliūčiai įveikti reikia kantrybės, atkaklumo ir švelnaus balso.
Dar kartą nominantus ir nugalėtojus ir visus susirinkusius sveikina Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos dainavimo katedros studentė Karolina Juškaitė. Pasitikime. Auksinė
pušis. Nominacija už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje. Į šią nominaciją pretenduoja Alfredas Bardauskas. Gimė 1967 metais balandžio 4 dieną Nemakščių seniūnijoje Medekšinės kaime. Nuo 1992 metų dirbo uždaroje akcinėje bendrovėje Raseiniuose Agra ūkio vadovu. Stažavosi Kanadoje pagal Kanados užsienio reikalų ministerijos paramos programą. 1999 metais pradėjo vadovauti Kauno žemės ūkio bendrovei Grūduva, kuri turėjo sėklininkystės ūkio statusą. Nuo 2004 metų savarankiškai ūkininkauja, glaudžiai kooperuojant savo veiklą su kaimininiais ūkiais. Tokiu būdu yra maksimaliai panaudojama šiuolaikinė naši technika, kaimininiams ūkiams pilnai suteikiama auginimo technologijų priežiūra, realizavimo rinka, koordinuojama veikla įsigyjant ar atnaujinant žemės ūkio mašinas, neutralizuojama konkurencija. Šiuo metu Alfredas Bardauskas yra Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos narys. Agronomų sąjungos Šiaulių skyriaus narys. Jo ūkio partneriai yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus nariai. Taip pat visi ūkio partneriai yra Aštuonratės važiuoklės draugijos ir Nemakščių bendruomenės santalkos nariai. Didžiausias Alfredo Bardausko pasiekimas yra tai, kad nuo mėgėjiško ūkio per 6 metus pereita iki modernaus ūkio, pasitelkiant kooperacijos principus, ES paramą, tinkamas auginimo technologijas. Labai svarbu, kad įdarbinti dar 3 žmonės, su kuriais tikimasi pasiekti dar geresnių rezultatų ir galima pasidalinti darbo vaisiais. Alfredas Bardauskas džiaugiasi galėdamas padėti kaimynams, nuvalyti užpustytus kelius, paremontuoti lauko kelius ir žvyrkelius, bei suteikti pagal galimybės paramą miestelėje organizuojamoms šventėms. Stasys Mėlinis. Gimė 1950 metais sausio 15 dieną Raseinių rajone Pavarnio kaime. 1967 metais baigė Balčių 8-metę mokyklą. Profesinę veiklą pradėjo 1967 metais Raseinių melioracijos statybos valdyboje darbų kontrolieriumi. Nuo pat pirmų atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metų pasitelkęs įgytas žinias ir patirtį ir begalinę energiją pradėjo savarankiškai ūkininkauti. 1990 metais įkūrė valstiečio ūkį, vėliau jį plėtė bei modernizavo. Pasekęs tėvo pėdomis į šią veiklą įsiliejo ir abu jo sūnūs Giedrius ir Donatas. Lietuvai tapus ES nare, aktyviai dalyvauja struktūrinių fondų paramos lėšų skirtų žemės ūkio plėtrai įsisavinime. Vienas iš pirmųjų rajone 2003 metais pasinaudojo SAPART teikiamą paramą. Dalyvauja ekologinio ūkininkavimo programoje. Su sūnumis įkūrė melioracijos statinių naudotojų asociaciją. 2011 metais sėkmingai įgyvendino projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Žemės ūkio vandentvarka. Šiandien šis ūkis yra vienas stambiausių bei moderniausių augalininkystės ūkių rajone. Kartu su sūnumis Stasys ūkininkauja daugiau kaip 1300 hektarų žemės plote. Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių žuvininkystė. Viena didžiausių mūsų šalyje laikoma tokio pobūdžio bendrovė. 1968 metais įkurtai ir šiandien sėkmingai besiplečiančiai įmoniai vadovauja mūsų rajono garbės pilietis Česlavas Kenstavičius. Šiuo metu Raseinių žuvininkystės bendrovėje dirba apie 30 žmonių. Įmonei priklauso apie 50 tvenkinių, užimančių daugiau nei 1300 hektarų plotą. Čia užauginama daugiau nei 800 tonų žuvies. Lietuvoje realizuojama 30–40% produkcijos. Žuvimi aprūpinami stambiausi šalies prekybos centrai.
Kita produkcija iškeliauja į Lenkiją, Latviją, Vokietiją. Žuvies realizacija, pasak ilgamečio įmonės vadovo, vyksta ištisus metus. Karpių galima nusipirkti ir žiemą, ir vasarą. Į šią nominaciją Alfredą Bardauską. Tik žinau, pats Stasys Milinis negalėjo dalyvauti, tai kviečiame jo marčią Deimantę Melinienę. Ir uždarosios akcijos bendrovės Raseinių žuvininkystė direktorių Česlovą Kenstavičių. Keli nominantai, labai giliai į sceną nesigrūskite, žiūrovai nori jūs matyti ir grožėtis jumis. Na ir jums, mėly nominantai, Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. Kas tapo šios nominacijos nugalėtojų, netrukus sužinosime. Atplėšti voką ir paskelbti nugalėtoją kviečiu Raseinių rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir ūkio departamento žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėją Vilmantą Bacį. Tai žinoma, prašau įnešti voką ir paskelbti nugalėtoją. Čia parašyta, kad apdovanojimas auksinio lūšis už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje tenka ūkinių kiaušinių Maksui Stasiui Mieliniui. Stasiui Mieliniui, kadangi jis negalėjo atvykti, vyko jo marti plojimai marčiai. Na, dabar leiskite perskaityti mero potvarkį prieš įteikiant statulėlę. Taigi Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkis dėl apdovanojimų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Meras apdovanoja auksinę lūšimi Stasį Mielinį už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje. Apdovanojimai. Ir žinoma, Deimantės žodis. Labą dieną visiems. Sveikinu uošvę ir savo vardu su čia didžia gražia švente Lietuvai. Kadangi mano uošvė šiandien negalėjo čia atvykti, labai gaila, bet aš turėsiu pasakyti jo kuklius žodžius. Iš visos širdies didelis ačiū. Ačiū ir dabar bendra nuotrauka.
Škalbiai. O mes tęsime iškilmingą apdovanojimų ceremoniją. Apdovanojimas Žemaitis. Nominacija už tautiškumo ir kultūros puoselėjimą. Į šią nominaciją pretenduoja Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras Šatrija. Įsikūrė 1956 metais. Pirmasis chorui vadovavo dirigentas Vladas Simonavičius. Iki 1991 metų chorui vadovavo dirigentai Misiūnas, Antanas Paulavičius, Dalia Girdžienė, Zina Kosmauskienė, Juozas Matkus. Nuo 1991 metų choro meno vadovas Gražvydas Jagnoras. Nuo 1960 metų choras yra nuolatinis respublikinių dainų švenčių, o nuo 1994 metų pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. 1985 metais įmonių, įstaigų ir susivienijimų chorų konkurse laimėta pirmoji vieta. O 1987 metais Radviliškyje respublikinėme mišrių ir lygių balsų chorų konkurse Dainuoja darbo Lietuva laimėta trečioji vieta rajonų centrų kategorijoje. 1979 metais choras koncertavo Vokietijoje, 86 Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, po to Latvijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje. Choras bendrauja su kitais chorais iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Nuo 1998 metų iki 2009 metų choras Šatrija surengė tarptautines chorinės muzikos šventes Pavasarį sugrįžus ir Dainuojam Maironiui. 2005 metais choras pripažintas geriausių vokalinio žanro kolektyvų Raseinių rajone ir jam skirta Meno mūzos nominacija. 2006 metais Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse kolektyvas pateko į antro lygio mišrių chorų kategoriją. 2011 metais pavasarį kolektyvas atšventė 55 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Šiuo metu chore dainuoja 35 dainininkai, chorui akompanuoja Saulė Krečkauskienė. Andrius Bautronis. Gimė 1987 metais. Baigė Alytaus rajono Vaisodžių pagrindinę mokyklą. Alytaus jaunimo centrą, įgijo akordeono specialybę. Baigė Alytaus profesinį rengimo centrą. Įgijo istorijos bakalaurą, edukologijos magistrą bei mokytojo profesinę kvalifikaciją Šiaulių universitete. Dirba Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos istorijos mokytoju. Raseinių rajono kultūros centro Butkiškės miestelio meno kolektyvo vadovu. Ir Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoju. Nuo 2010 metų Lietuvos Šaulių sąjungos Ariogalos 13 kuopos vadu. Andrius Bautronis aktyvus, komunikabilus, organizuotas, atsakingas bendruomenės narys, dalyvaujantis įvairiuose projektuose ir besidomintis įvairiomis gyvenimo sritimis. Bronislava Pociūtė Petravičienė. Gimė 1925 metais balandžio 10 dieną Raseinių rajone Viduklės Valšyje Antringio kaime. Aleksandros ir Juozo Pocių šeimoje užaugo 6 vaikai. Bronislava nuo 9 metų augo pas senelius Boleslovą ir Juozą Sakalauskus. Senelis Juozas Sakalauskas buvo knygnešys. Viduklės pradinėje mokykloje baigė 4 klases. Po to dirbo tėvų ūkyje.
Nuo 1946 metų įsijungė į partizaninę veiklą. Tėvų namuose buvo įrengtas bunkeris, kuriame slapstėsi sužeisti partizanai. Platino pogrindinę spaudą, rūpinosi sužeistais partizanais, bendravo su kitais ryšininkais. Bronislavos Pociutės slapyvardis buvo Lakštutė. 1948 metais buvo suimta namuose Antringio kaime. Iš karto buvo išvežta į Kauno saugumą. Jai tuomet buvo 19 metų. Ten ją tardė 3 mėnesius, po to perkelė į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Bronislava Pociutė buvo nuteista 10 metų griežto režimo lagerių. Pociutė, net būdama tremtyje, nepalūžo, buvo tvirta savo dvasia bei įsitikinimais ir visada užstodavo skriaudžiamą žmogų. Todėl teko daug kartų būti karceryje. 2 metus neturėjo jokio ryšio su tėvais. 1956 metais, kovo 28 dieną buvo paleista ir grįžo į Lietuvą pas tėvus. 1957 metais ištekėjo už buvusio politinio kalinio Vytauto Petravičiaus, užaugino 2 sūnus ir dukrą. Šiuo metu Bronislava Petravičienė, kiek leidžia sveikata, dalyvauja visuomeninėje veikloje. Ypač mėgsta rankdarbius, kuriais išpuošė Viduklės Švento kryžiaus Kauno vienuolyno bažnyčios altorius. Bronislava Petravičienė savo žemėje pastatė 2 žuvusiems partizanams Kurtinaičiui ir Šneideriui metalinį kryžių, paminklą. Taip pat prisidėjo statant paminklą prie Viduklės kapinių seneliui knygnežiui Juozui Sakalauskui. Kiekvienais metais Bronislava Petravičienė vyksta į Ariogalą susitikti su likimo broliais tremtiniais ir politiniais kaliniais. Šiuo metu ji dėkoja Dievui už tai, kad gali ramiai pasimelsti bažnyčioje ir be persekiojimų džiaugtis laisva tėvynė Lietuva. Kviečiame pretendentus į šią nominaciją. Raseinių rajono kultūros centro mišraus choro Šatryje vadovą Gražvydą Jagnorą ir Ireną Jonaitienę, taip pat Andrių Baltronį ir Bronislavą Petravičienę. Plojam, plojam. Arčiau, kad matytų jūs visi. Jums, mieli nominantai, Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanėlės. Na, o dabar atėjo laikas sužinoti, kas tapo šios nominacijos nugalėtojų. Atplėšti voką ir paskelbti nugalėtoją kviečiu Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnįjį bibliotekininką, garbės kraštotyrininką Joną Brigį. Prašau nešti voką. Ir paskelbti nugalėtoją. Atsakingas momentas Raseinių Oskarą pripažinti. Apdovanojamas žemaitis už tautiškumo puoselėjimą atitenka Bronislavai Petravičienei. Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkis dėl apdovanojimų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Apdovanoja žemaičio apdovanojimų Bronislavą Petravičienę už tautiškumo puoselėjimą. Jūsų aplodismentai ir apdovanojimai. Žodis nugalėtojai Bronislavai
vasario 16. Ir norėčiau savo vaikystės atsiminimų eilėraštį pasakyti, jeigu galima. Diena brangi ir džiausminga, tai 16 vasario. Lietuva, esi laiminga, tik per nuopelnus nuskario. Tau čia vėliavos plavena, girios praeitį tau ošė, jog čia Vytautas gyveno, jog čia žygiai tautą pošė. Kviečiu jaunimą, niekada nepalūžti, niekada nenusiminti, atėjus didžiausiam pavojui, stoti tėvynės sargyboj, taip kaip mūsų karta buvo, iš mano klasės, mano bendra kursiai, visi 5 berniukai krito partizanų mūšį. Sveikinu visus, nepalūžti, mylėti, nesipykti, nesinervuoti, vienas kitam meilę rodyti, padėką ir meilę tėvynei. Ačiū visiems labai. Dėkojame ir palydėkime plojimais nominantus ir nugalėtoją. O mes plojame ir džiaugiamės, kad mūsų krašte yra tokių žmonių. Linkime, kad kur pasėjot meilę, ten išdygtų džiaugsmas. Negalime numatyti, kas bus. Didžiausio džiaugsmo, kai tyčia sulaukiame tada, kai jo mažiausiai tikimės. Būkit laimingi. Na, o jums visiems muzikinį sveikinimą dovanoja Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos specialybės studentas, solistas Karolis Akulavičius. Pasitikime! Lyg mintis dainose sklenda iš neregėto kranto, suvirpa sielai smuikas, kažko visi netenka. Ir tavo tylios ašaros lietaus lašais nukrito. Vienatvės sunkios rankos, laiko jau nebijo. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai. Dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenai. Lėksus mantas, svajonėm žvaigždės krenta. Matau po vieną ranką tavo švelnios rankos. Girdžiu, kaip skamba muzika, skamba piano forte. Jaučiu lemties akimirką, jaučiu kiekvieną kartą. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai.
Tai lyg nevykęs poteris, kur vienas kitą juodina. Nesu laimingas aš, ten kur tuštybė tviska. Palikit man tik muziką, kai norit, pasiimkit viską. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai, dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenai. Ovacijos Karoliui Joklavičiui. Iškilmingą apdovanojimų ceremoniją tęsiame. Apdovanojimas Žemaitis. Nominacija už Raseinių krašto garsinimą sporto ir turizmo srityje. Pretendentai į šią nominaciją. Dėmesio į ekraną. Leonas Tamulevičius. Gimė 1962 metais vasario 26 dieną Nemakščių miestelyje. Šiuo metu Leonas Tamulevičius dirba Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje mechanikų energetikų. Tačiau visą savo kūrybinę energiją, patriotizmą ir entuziazmą realizuoja savo gimtajame miestelyje. Leonas Tamulevičius Nemakščiuose savo tėvų sodyboje įkūrė muziejų, kuriame kaupė iš Nemakščių kilusio išradėjo Pšemislo Neveravičiaus asmeninius daiktus ir jo darbus, senovinius įrankius ir techniką. Šis muziejus yra išskirtinai gausiai lankomas ir tapo vieta, garsinančia Nemakščių miestelį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Muziejuje rasite ne tik eksponatus susijusius su Pšemislu Neveravičiumi įvairių technikos vertybių, bet ir kalvio, batsiuvio, siuvėjo, audėjos patalpas ir jų darbo įrankius. Prieš 100 metų iš Nemakščių kilęs bajoras Pšemislas Neveravičius, būdamas savamoksliu konstruktoriumi, pirmasis pasaulyje sukūrė laikmetį pralenkusį aštuonratį savaeigį vežimą. Leonas Tamulevičius pagal Pšemislo Neveravičiaus brėžinius sukonstravo autentišką aštuonratę važiuoklę. 2007 metais Leonas Tamulevičius atkūrė aštuonratės važiuoklės draugiją, veikusią prieš Pirmąjį pasaulinį karą Šiauliuose. Jis yra šios draugijos pirmininkas. 2009 metais išradėjo gimtinės vietą įamžino pastatant paminklinį akmenį Pužų kaime. Leonas Tamulevičius ir jo vadovaujamos aštuonratės važiuoklės draugijos nariai savo veiklą pagyvina Nemakščių miestelio kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą įvairiomis idėjomis ir sumanimais. Jo veikla išsiskiria su savo sumanimų drąsa ir įvairovė, bei apima įvairias sritis nuo Nemakščių krašto istorijos išsaugojimo iki įvairiausių renginių organizavimo, kurie ugdo šių dienų žmonių bendruomeniškumą ir meilę bei pasididžiavimą savo gimtine. Irena Perminienė. Gimė 1958 metais Švepelių kaime Klaipėdos rajone. Mokėsi Rezgalių pradinėje mokykloje Raseinių rajone, Nemakščių vidurinėje mokykloje, specialioje internatinėje mokykloje Kaune. Studijavo Šiaulių universitete, pedagogikos fakultete, socialinės pedagogikos ir psichologijos katedroje. Irena Perminienė tarptautinėse varžybose pradėjo dalyvauti nuo 1987 metų. Pirmosios rungtys buvo sėdintis tinklinis maratono varžybos vežimėlis. Irena Perminienė neįgaliųjų sporto pažiba,
Vežimėlyje sėdinti Žemaitė, kurios rankų stiprybė priverčia pasistengti net sveikus vyrus. Daugkartinė pasaulio ir Europos rankų lenkimo čempionatų nugalėtoja. Irena nuolat minima tarp geriausiųjų ir lengvosios atletikos pasaulyje. Nuo 2006 metų Irena pradėjo treniruotis pas Raseinių kūno kultūros sporto centro trenerį Eugenijų Petroką ir specializuotis lengvosios atletikos rutulio stūmimo ir ieties metimo neįgaliųjų rungtyse. Nuo 2006 metų kasmet Irena į mūsų rajoną parveža aukso ir sidabro medalius. 2011 metais pasaulio IVAS žaidynėse Jungtiniuose Arabų Emiratuose rutulio stūmimo rungtyje iškovojo pirmąją vietą. Optimizmu Irena Perminienė užkrečia ir kitus. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre sveikatingumo organizatorė dirbanti moteris padėjo savo jėgomis patikėti daugybei žmonių. Šiuo metu Irena Perminienė ruošiasi Londono parolimpinėms žaidynėms. Kaimo turizmo sodyba Karpynė. Pavyzdys, kaip dykvietėje gali atsirasti visuotinis traukos centras. Tai didžiausia ir įvairiapusiškas kaimo turizmo paslaugas teikianti sodyba mūsų rajono savivaldybėje. Čia vyksta įvairios varžybos, spartakiados, koncertai, organizuojami šventiniai vakarai, konferencijos. Prie sodybos valdymo vairo jau 6 metus Kristina Bartkutė. Kaimo turizmo sodyba vos ne kasmet mūsų rajono gyventojus, svečius, nustebina savo sparčia ir gausia paslaugų plėtra. Į sceną kviečiame pretendentus į šią nominaciją. Leoną Tamulevičių, Ireną Perminienę ir kaimo turizmo sodybos Karpynė direktorė Kristina Bartkutė. Garsesni aplodismentai. Jums, mėly nominantai, Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. O dabar atėjo laikas sužinoti, kas tapo šios nominacijos nugalėtojų. Atplėšti voką ir paskelbti nugalėtoją kviečiu Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos 2 klasės gimnazistą, Lietuvos Respublikos tinklinio komandos rinktinės narį, Lietuvos Respublikos čempioną Igną Sutkevičių. Prašau nešti voką. Ir paskelbti nugalėtoją. Apdovanojimas Žemaitis už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje atitenka Irenai Perminienei. Raseinių savivaldybės meras apdovanoja Žemaičio apdovanojimu Ireną Perminienę už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje. Ir žinoma, mūsų visų ovacijos. Žodis nugalėtojai. Ir su mūsų gražia švente vasario 16. Labai dėkoju už šitokį didžiulį įvertinimą, dabar tai nežinau, žadėjau baigti, bet ko gero reikia sportuoti, ne?
O jums visiems linkiu stiprybės, sveikatos, kad užtektų ryžto darbuose, šeimose ir kad būtumėt visi sveiki ir aišku nepamirštumėt sportuoti. Dėkui. Dėkojame ir išlydėkime plojimais nominantus ir nugalėtoją. Linkime stiprybės, sėkmės, stebinant mus naujais puikiais pasiekimais. Ir dar vienas muzikinis sveikinimas, kurį jums dovanoja Karolina. Pasitikime.
Dėkojame Karolinai. Iškilmingą apdovanojimų ceremoniją tęsiame. Apdovanojimas Žemaitis. Nominacija už pasiekimus sveikatos gerinimo, sveikatos priežiūros tobulinimo ir sveikatinimo srityse. Į šią nominaciją pretenduoja Dėmesio į ekraną. Vidmantas Merkliopas. 1978 metais baigė Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą. 1978 metais po internatūros Kauno 3 klinikinėje ligoninėje pradėjo dirbti Raseinių centrinėje ligoninėje gydytojų chirurgų. Po specializacijos 1989 metais įgijo gydytojo ortopedo traumatologo specialybę ir juo dirba iki šiol. Nuo 1997 iki 2008 metų dirbo Raseinių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojų poliklinikai. Vėliau laimėjęs konkursą buvo paskirtas viešosios įstaigos Raseinių ligoninės direktoriumi. Jo puikaus vadovavimo dėka ligoninėje įgyvendinta daugybė sėkmingų struktūrinių pertvarkymų, optimizuojant ligoninės veiklą, diegiamos šiuolaikinės pacientų ištyrimo ir gydymo metodikos, atnaujinama medicininė įranga. Vidmantas Merkliopas nuolat kelia kvalifikaciją teisės, ekonomikos, sveikatos priežiūros, vadybos tobulinimuose kursuose. Nuo 1995 metų 5 kadencijas buvo renkamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariu. 2 kadencijas vadovavo Raseinių rajono tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui. Vidmantas Merkliopas – geras specialistas, puikus bendradarbis, reiklus vadovas, mėgstantis knygas, keliones, medžioklę ir darbą sode. Greta Maciulevičienė. Gimė 1959 metais. 1977 metais baigė Raseinių 2 vidurinę mokyklą aukso medaliu. Visuomet svajojo tapti medike, tam ruošėsi, papildomai mokėsi chemijos. Patinka skaityti knygas, rašyti eilėraščius, keliauti. 1983 metais baigė Kauno medicinos institutą. 1984 metais internatūrą atliko Kauno klinikose. Atlikus internatūrą pradėjo dirbti tuometinėje Raseinių ligoninės poliklinikoje ir dirba iki šiol viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre šeimos gydytoja. Šią gydytoją labai greitai pamilo pacientai ir daugiausiai jų prisirašė būtent pas Gretą Maciulevičienę. Tai gydytoja, kuri puikiai atlieka savo darbą, dėmesingai ir atidžiai, profesionaliai ir jautriai išklauso kiekvieną pacientą, maloniai bendrauja. Šios gydytojos darbo rezultatai visuomet yra geriausi. Greta Maciulevičienė nuo 1997 metų yra Lietuvos gydytojų sąjungos Raseinių filialų pirmininkė. 2008 metais ir 2011 metais pareikšta centro direktorės padėka už gerą darbą. Alina Lukminienė. Viešosios įstaigos Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro masažistė. Baigė Klaipėdos Juozo Kupčinsko tuometinę medicinos mokyklą. 1982 metais rugpjūčio mėnesį pradėjo dirbti Ariogalos ligoninėje, medicinos sesers pareigose. Ši darbovietė yra vienintelė. Jau tada jauna darbuotoja pasižymėjo stropumu, sąžiningumu, pareigingumu, buvo labai mylima ligonių. Pastoviai keldavo profesinę kvalifikaciją. 2004 metais siunčiama į masažo kursus Druskininkuose, kur įgijo masažuotojo specializaciją. Nuo 2004 metų dirba masažuotoja, labai mėgsta savo darbą,
rūpinasi pacientų reabilitacija. Nuoširdis su bendradarbiais, noriai dalyvauja įstaigos organizuojamuose priemonėse. Yra slaugos tarybos pirmininkė, darbų saugos komiteto sekretorė, laisvalaikiu ir atostogų metu mėgsta keliauti. Yra aplankiusi daug Lietuvos įžymiųjų vietų, aplankė ir keletą užsienio šalių. Iš kelionių parsiveža vis naujų įspūdžių, kuriais noriai dalinasi su bendradarbėmis. 2 suaugusių vaikų mama. Vaikai baigia aukštuosius mokslus, abu dirba. Namuose yra gera šeimininkė, mėgsta skaniai gaminti, išbando naujus receptus. Yra slaugos tarybos pirmininkė, darbų saugos komiteto sekretorė. Į sceną kviečiame pretendentus į šią nominaciją. Vidmantą Merkliopą, Gretą Maciulevičienę ir Aliną Lukminienę. Truputėlį arčiau galima, nominantai, kad žiūrovai matytų jūs. Ačiū. O dabar jums Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. O dabar atėjo laikas sužinoti, kas tapo šios nominacijos nugalėtojų. Atplėšti voką ir paskelbti nugalėtoją kviečiu Viduklės Švento Kryžiaus parapijos kleboną kunigą Albertą Stanulį. Prašau įnešti voką. Ir paskelbti nugalėtoją. Čia matote, kad čia bus visi 3 parašyti į tą lapą. Apdovanojimas Žemaitis už pasiekimus sveikatos gerinimo, sveikatos priežiūros tobulinimo ir sveikatingumo srityje atitenka Vidmantui Merkliopui. Taigi, apdovanojimas Žemaitis Vidmantas Merkliopas už pasiekimus sveikatos gerinimo, sveikatos priežiūros tobulinimo ir sveikatinimo srityse. Sveikiname. O mes garsiai plojame nominantams ir nugalėtojui. Žodis nugalėtojui. Gerbiami šventės dalyviai, šį Žemaičio apdovanojimą priimu kaip visos ligoninės darbuotojų darbo įvertinimą. Tikrai vienas medikas nieko negali nuveikti be komandos, be bendradarbių. Net ir dabar, kai mes švenčiame, 6 gydytojai, 20 slaugytojų dirba ligoninėje. Ačiū jiem. Baigdamas noriu palinkėti. Būkite sveiki. Ačiū. Palydėkime plojimais nominantus ir nugalėtoją. Prasmingų valandų, o svarbiausiai valanda yra dabar. Svarbiausias žmogus tas, kuris sėdi šalia tavęs, o reikalingiausias dalykas visada tas pats – meilė. Jums dainuoja Inga Šatkauskienė ir Karolis Akulavičius. Pasitikime. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų, ieškojo savo laimę žemėje. Ten laimės niekur neradau ir šitai greitai pavargau.
suskamba žodis Aleliuja. 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 Tiktai tolyn siaurų takų, aš bėgau nuo visų ir saugojo kažkas, kad nepargriūčiau. O kelio šito pabaigoj išvydau aš tave šviesoj ir ten kuždėjau Aleliuja. 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 Savo įtaka, kai aktyviau tavo dvasia ir bandžiai modernistai nutrūko. Tarnauti tau širdim nauja, su Evangelijos šviesa vis plistų ir laimėtų Aleliuja.
Būkime atlaidūs ir geri. Stenkimės pamilti silpnesnį už save ar mažiau išmanantį. Neryškų, netalentų apgautą. Mes visi vienos žemės vaikai. Mūsų visų vienintelė tėvynė, ta, kuriai kiekvienas visą gyvenimą piname vainiką. Gerumo, meilės, išminties vainiką.